Šiame epizode turime Lietuvos funkcinio sporto federacijos prezidentą Igorį Kuznecovą. Labas Igorį, labas Piotrai. Labas. Labas Piotrai, labas Robė. Dėkui, kad pakvietėt. Neįstemk, biškį, atsipalaiduok. Pietukus nuleisk. Jo, toks paprastesnis buvo. Žinom, kad čia prezidentas, bet nereikia. Vienas dalykas prezidentas, kitas dalykas pečių dydis. Nereikia dirbtinai pūsti jų, tai jeigu didelį, tai didelį, va, pažiūrėk, pas Piotrą aiškiai matos, kad yra didelį. Tai čia mano natūrali būklė, aš nesipučiu. Gerai. Galiu išsipūsti biškį. Tiesiog, atsipalaiduok, jau ką tai sakyk. Gerai, tai šiandien susirinkom aptarti 25 metų sezoną ir gal šiek tiek nori papasakoti apie praeitų metų rezultatus, kaip mums pavyko, nepavyko. Taip, tai iš tikrųjų esu pasiruošęs tokį dokumentėlį atspausdinęs, tai Post Worlds Incident Report. Tai yra iš tikrųjų dokumentas, kurį mes bandėm gauti nuo pat pasaulio čempionato penktadienio, tos dienos juodos, pasakyčiau. Tai. Čia mes kalbam dabar apie Vengrijos pasaulio čempionatą. Taip, tai trupučiuką grįžkime atgal. Pasaulio čempionatas Vengrijoje, gruodžio vidurys, kaip mes visi fainiai tenais nuskrydom gerom nuotaikom ir turėjom nemalonių incidentų. Tai jau pats incidentas, aš manau, buvo aptartas ne vieną kartą įvairiuose portaluose, tiesiogiai ir netiesiogiai ir panašiai. Tai galbūt į pačias detalės neįsim, bet labiau norėčiau galbūt pristatyti kaip mūsų vykdomojo komiteto darbą, kurį mes esame nuveikę per tą laiką, bandydami išsiaiškinti, kas įvyko, kas bus kitaip ateityje ir lygiagrečiai, aišku, sprendėsi likimas pasaulio čempionato Lietuvoje. Dar nėra patvirtinta, ar turėsim čempionatą Lietuvoje. Tai vat, gal tada step by step, tai kas įvyko visi puikiai prisiminam, ko mes siekėme nuo pat pirmos dienos, tai aišku, rašėme krūvą visokių klaimų, apeliacijų ir panašiai, vardindami priežastis, rodydami faktus, kokie pažeidimai vyksta varžybų aikštėje. Ir, aišku, visas varžybų dienas mūsų ignoravo, nieks neatsiliepinėjo, tai mes paskui turėjom su Julium tokį kaip ir susitikimą su Grečin, kur irgi nieko negalėjo varžybų metu pasakyti, bet jau atslūgus viskam gal ir gerai, ne, kad, nes renginys turėjo kažkaip pasibaigti. Ne? Va, tai mūsų pagrindinės pozicijos buvo tokios, kad visiškai neteisėtai buvo diskvalifikuota Kornelija Dudaitė, tada buvo begalė pažeidimų iš neutralių atletų pusės, tai yra Rusijos federacijos sportininkų pažeidinėjo nuolat taisyklės. Ir kaip visą tai, į ką visą tai apsivertė, ne? Tai Kornelija protestuojant prieš daugelį pažeidimų užsidėjo provokuojančius užrašus turinčius marškinėlius, ko pasiekoje buvo paprašyta išeiti. Tai vėlgi, šitą temą gali nesibaigti niekada, aš labai trumpai pasakysiu, tiesiog susirašinėdami, ko mes pasiekėme arba ko nepasiekėme. Ne? Tai labai viskas paprastai. Tai Tarptautinė federacija pripažįsta tas klaidas, kuris buvo padarytos ir bando suskirstyti tas klaidas į keletą dalykų. Tai vienas dalykas prieš renginio, kurios buvo įvykusios klaidos, tai tas pats dalykas su fitkardu, tai ta pati gamyba dalykų, varžybinių dalykų, kur matys ir aiškiai pavadinimai. Tai dėl viso šito jie apgailestauja, gailisi, pripažįsta savo klaidą, ką iš tikrųjų esą net publikavę pas save socialinėse tinkluose. Va, tada sekantis dalykas, jie kaip ir nepripažįsta fakto, kad Kornelija buvo išvaryta. Jinai tiesiog buvo išprašyta tam kartui, kad pakeistų marškinėlius ir buvo visada kviečiama grįžti atgal be šitų marškinėlių. Va, tai šito dalyko jie irgi kaip ir mes neturim ko siekti, sakė, jie iki šiol tvirtina, kad jinai nebuvo išvaryta. Ir aišku, mes dar bandėm kažkaip tai mūsų visos rinktinės pasitraukimą, kad mums kažkaip bent jau kompensuotų tas išlaidas, ko irgi jie nepripažįsta, jis sakė, čia buvo savarankiškas mūsų sprendimas ir panašiai. Tai va tokie mūsų buvo kvietimas, toks kreipimas į Tarptautinę federaciją pagrindinis ir po visą mėnesį ar net daugiau vykusių susirašinėjimų ir panašiai, tai turime taip, tai jie pripažįsta tas klaidas, gailisi atsiprašo, sukurtas yra dabar naujos taisyklės, kaip turi dalyvauti neutralūs atletai, yra sukurtas vadinamas čeklistas, kas turi būti padaryta, patikrinta, sutikrinta sekančiuose renginiuose, atsiprašo, apgailistauja ir tiek. Tai realiai visos mūsų pastangos nuėjo niekur, apart to, kad gavome tokį atsakymą oficialų,
tai juo ir bandysime, juo ir iš tikrųjų vadovausimės jau prie sekančios temos galim pereiti, ne, tai pasaulio čempionatą organizuojant, tai iš tikrųjų irgi visą tą laiką lygiagrečiai vyko tokios supinės, sakykime, ar vyks Lietuvoje ar nevyks, jie klausė, tarptautinės federacijos pozicija buvo tokia, iš įdomesnių, tai vienas punktas, ar čia jiems apskritai saugu yra būti, antras dalykas, ar mes leisim dalyvauti ir kviesime neutralius atletus ir panašiai. Tai mes kaip aukšto meistriškumo sporto šaka ir vadovaujamės aukšto meistriškumo šitam sporto įstatymu ir pasaulio čempionatą mes bandome organizuoti kartu su NSA ir kad tai skaitytųsi aukšto meistriškumo renginys, tai yra atskiras toks dokumentas, tams taisyklės, tarptautinio aukšto meistriškumo sporto renginių taisyklės, kur yra labai aiškus 2 punktai. Ir vienas punktas sako, kad mes nekviečiam jokiais būdais Rusijos, Baltarusijos sportininkų, kad ir jie būtų neutralūs sportininkai. O tai tas kvietimas yra daugiau reikia suprasti kaip visa assistance, ne? Tai yra pagalba gauti jiems vizą. Tai mes šito dalyko, kadangi nekviečiam, tai mes ir negalim jiems suteikti nei jokių kvietimų, nei jokių laiškų, raštų, nieko absoliučiai. Tai jie patys kažkaip turėtų bandyti gauti vizas, ko greičiausiai jie negaus tų vizų. Ne? Bet yra tikimybė, kad Rusijos atletai startuos šitame renginyje, jeigu jie turi... Iš kitos pusės galima į tą pažiūrėti, tai tikėtina, kad Europoje kažkur yra atletų, kurie turi, tarkim, kaip pavyzdys, dvigubą pilietybę arba leidimą gyventi kažkurioje tai iš Europos šalių ir jie teoriškai gali atvykti į Lietuvą per sieną automobilių transporto, tarkim, ne, iš Lenkijos kokios nors, iš tos pačios Vengrijos, sakykime, atvažiuoti. Ir tada mes neturim kaip jiem uždraus dalyvauti, bet tada yra punktas toksai, kuris numato, kad tie neutralūs atletai, vis dėlto, kurie atsirado Lietuvoje, tai jie privalo pasirašyti laisvos formos deklaraciją, mes turim tokį šabloniuką padaryti, kad jie prieštarauja Rusijos federacijos vykdomai politikai, agresijai, karui, visą kitą ir panašiai. Tai va tokie 2 punktai, kuriuos mes privalom kaip ir laikytis pagal įstatymą, tai ką bandė tarptautinė federacija padaryti, bandė, kad mes užtikrintumėm, kad mes vis dėlto kažkokiu būdu galim jiem tas vizas išduoti, ko mes niekaip to, mes ne migracijos departamentas. Nieko negalim, mes turim įstatymą, kuriam aiškiai parašyta, ką mes galim, ko negalim. Tai mūsų pozicija išliko tokia, kad mes vadovaujamės Lietuvos įstatymais. Aš žinau, kad Greičian bandė su ministerija mūsų susirašinėti, ar čia norėjo suprasti, ar mes negudraujam, ar tiesiog prisideng kažkaip turėti kažkokį dokumentą, bet lygiai taip pat iš mūsų švietimo mokslo sporto ministerijos gavo atsakymą, ką aš dabar ir pasakiau, kad yra tokie punktai ir jokia sporto organizacija negali jų pakeisti, paisyti kažkaip. Buvo iš jų kalba mintis, kad kažkur organizuoti pasaulio čempionatą kitur, o ne Lietuvoje? Neatsakysiu šito klausimo, ar buvo ar ne, aš manau per trumpas laiko tarpas kažką tai organizuoti kitoje šalyje, nors nėra nieko neįmanomo. Norą galima padaryti. Čia daugiau jau įsijungia visokie politiniai dalykai, aš taip pat manau, tai už ką iš mūsų, daryti kitur, tai vadinasi atimti iš mūsų. Už ką atimti iš mūsų, koks yra kontekstas atimimo iš mūsų ir panašiai. Tai jeigu mes būtume kažkokie tokie įsijungę, mes iš principo nepriimam, ne? Taip. Ir elgiamės nei pagal įstatymus, nei pagal savo asmeninius norus, tai tada galėtų kažką, tai galbūt jie apeliuoti ar vartyti kažkaip mus, bet tiesiog pasikartosiu, kadangi mes vadovaujamės išskirtinai Lietuvos įstatymais šitoje srityje, tai jie neturi kaip argumentų iš mūsų atimti. Aš taip manau, tikiuosi. Va, tai dabar čia šiom dienom gavom galutinį atsakymą, kad taip, jie puikiai supranta, kad mes nieko negalim garantuoti, kviesti ir panašiai, tai turi jie iš ministerijos raštą. Aš kiek suprantu, tai yra savotiškas jiems saugiklis, kai pradės atakuoti kitos šalys, kurios negaus vizų. Va, atsiprašau. Ir taip, tai dabar kaip ir kamuolys mūsų pusėje, mes turime jau tą patvirtinti pasaulio čempionatą. Va, tai mes vėlgi nelabai norisi prieš
tos didelius tarptautinius oficialius paskelbimus kažką tai skelbti, bet taip, mes esame numatę, rezervavę gruodžio viduryje, tai yra 12-14 dieną Vilniuje, kad vyks pasaulio čempionatas, tai dabar yra, sakyčiau, kad kažkur 98%, kad tai yra patvirtinta informacija ir pabaigus visas biurokratinės procedūras, pasirašę sutartį, tai mes, aišku, oficialiai apie tai paskelbsim. Gerai, tai dabar pakalbam apie Lietuvos rinktinę, kiek vietų, kur turėsim, kokios bus varžybos susijusios su federacija. Gal dar jum leidus trupučiuką labai pasakysiu, kad dėl ko mes, iš tikrųjų, vienas dar pergyvenimas, toks pergyvenau aš asmeniškai, dėl ko, tai dėl mūsų rezultatų iš praeitų metų pasaulio čempionato ir kad jeigu mums ten neužskaitytų jokių tų rezultatų ir panašiai, kad mūsų finansavimas gali nukentėti, tai atsidūrėm kažkur tai per vidurį, mums leido užskaityti praeitų metų rezultatus, nebuvo taip, kad visiškai užskaitė nulius, ką iš tikrųjų mes pasiekėm šiais metais, praeitais metais nulius visiškus, tai mums leido užskaityti praeitų metų, tai 2023 metų rezultatus, ko pasiekoje mūsų finansavimas išliko toks pat, tai čia toks savotiškas ačiū ir NSA ir visom kitom organizacijom, kurios įsigilino, išgirdo mūsų, suprato, kodėl mes pasitraukėm iš tų dalykų ir vis tiek paliko prie krepšelio, kas mums yra labai svarbu vystant sporto šaką toliau. Tai va, tiek apie praeitus metus. Žiūrim į priekį. Važiuojam, pradedam nuo metų pradžios, dabar yra vasario 13. Tai artimiausias startas, sezono atidarimas yra. Iš tikrųjų, reikėtų galbūt šiek tiek mūsų bendruomenės atsiprašyti, ne, ir iš mano pusės, kad šiek tiek pavėluotai mes tą informaciją pateikėm, bet irgi noriu kaip čia pasiteisinti galbūt, kad iš tikrųjų mes laukiam, kol susidėlios vienas bendras didelis paveikslas, vietoj to, kad ten kiekvienas varžybas skelbti atskirai. Tai va. Taip, tai visai neužilgo, kitą savaitę turime... Ne kitą. Už 2 savaičių. 19 dieną prasideda. 27. Koks skirtumas? 17-27. Jo, atsiprašau, tai už 2 savaičių praktiškai turime pirmas varžybos kalendoriuje, tai bus CrossFit Games. CrossFit Open. Aš pavadinčiau galbūt CrossFit Games etapas, nes jame jis susideda iš CrossFit Open, tada In-Affiliate Semifinals šiais metais yra pakeistas, nebėra ketvirtfinalio, yra In-Affiliate Semifinals ir tada CrossFit Games. Tai tikėtina, jeigu mes turim sportininkų, kurie keliauja iki pat Gamesų, tai jų reitingas imsis paskui iš Gamesų, bet čia vienetai bus ir panašiai. Bet bendrai masiai, tai taip, bus pirmas etapas yra CrossFit Open. 3 savaitės, 3 užduotis, viskas pagal CrossFitą. Ir kokią naujovę šiais metais turime. Tai vėlgi mes čia galbūt apie tai dar grįšim prie tos temos ir bus aiškiau, kodėl mes taip nusprendėm padaryti, bet kadangi sekančios varžybos po CrossFit Games yra Europos jaunimo ir veteranų čempionatas, kuris vyks Olandijoje birželio 13-14, taip, tai prieš tai visada turėjom jaunimo čempionatą birželio pačioje pradžioje, tai pagalvojame, kad yra per mažas laiko tarpas, kai jeigu bus jaunimo čempionatas ir iškart po savaitės vos ne Europos čempionatas jaunimui, tai buvo nutarta, kad jaunimas Europos jaunimo ir veteranų čempionatą atsirinks per Openą. Ir jaunimas, ir veteranai. Taip. Tai 2 žodžiais, jeigu tai šiais metais ir jaunimo divizijų atstovai turi dalyvauti CrossFit Open. Kas yra svarbu? Tikrai neversim registruotis CrossFit sistemoje ir mokėti $20. $20 ten tą judoklę. Tai bus Circle 21 sukurtas leaderboardas, tai tie žmonės, kurie planuoja visą sezoną varžytis, rinktis reitingo taškus, tai reikės ten užsiregistruoti ir jaunimui ir veteranam tai jau bus pirmos atrankinės varžybos į rinktinę, o suaugusių divizionų tai bus pirmos įskaitinės varžybos, tai jie iš jų tiesiog atneš taškų į galutinį reitingo sistemą. Tai nuo šio rezultato yra 25%. Šito vietų nieko nekeičiam, kaip ir praeitais metais. Tai Piotras, tarkim, užėmė pirmą vietą, jis atneša 0,25 taško į savo galutinę reitingo lentelę.
Va, tai praeinam Openą, turime rezultatus, suaugę turi pirminius reitingų taškus, jaunimas ir veteranai turi, jaunimo ir veteranų rinktinės jau suformuosim po to, kurie keliaus į Europos čempionatą. Kiek vietų iš kategorijos keliaus į Europos masterių ir jaunimo čempionatą? Taip, dabar vienas svarbus dalykas, tenais nebus tos U12 iki 12 amžiaus grupės, nebus. Tai pradedam nuo 13-14. Amžiaus grupė, tai dabar jie vadina U15, ne? Iki 15 metų, 13-14. Tai 3 ir 3. 3 vyrai, 3 merginos. 15-16 arba U17 kitaip. 3+3. U19. U19 čia yra 17-18. 3+3. Toliau eina veteranai. 3-5. Taip, ir aš gal iš karto apjungsiu abi dvi divizijas, 3-3-4 ir 3-5-3-9. Šitos dvi amžiaus grupės gauna po 5 vietas. O. Taip, tada 44 iki 54-59. Tai praktiškai visi kiti beveik gauna po 3 vyrai ir moteris. Ir yra dvi amžiaus grupės, 60-64. O dar nuo PEM? Tai tada čia reikia pratęsti. Ne, čia iki PEM 5 ar PEM 9? PEM 9, taip. Nuo KEM iki PEM 9. 3+3. 3+3. Ir tada dvi vyriausios amžiaus grupės, 60-64 ir 5+, gauna po 2 vietas vyrai ir moteris. Turim tokių 5+? Lietuvoje ne. Tik tu greitai taps. Turiu 2 klausimus. Pirmas klausimas, tai ar jaunimui bus kompensuojama, finansuojama? Taip. Gal kitaip sakyčiau, veteranai nebus finansuojami. Taip. Ne? Tai visiškai, nes nesiskaito kaip aukšto meistriškumo sportas. Nėra apskritai sporto sistemos dalis. Taip. O jaunimas taip bus finansuojamas ir vykdomasis komitetas dar šiuo metu kaip tik dirba prie geriausio modelio. Tai gali būti, kad pirmą vietą daugiau šiek tiek finansavimą, gal antrą mažiau? Norim, vėlgi, augam, sprendžiam, kažką tai bandom pagaminti. Praeitais metais mes nusprendėm visus finansuojam. Šiais metais šiek tiek krepšelės pasiskirsto kitaip piniginis, bet norim pabandyti įvesti tą tokią arba modelis, kur mes sakom, tai žiūrėkit, yra biudžetas tam tikras, kaip pavyzdys, 3000 skirta šiam dalykui, padalinam po lygiai visiems. Tarp visų. 12 atletų iš vis jaunų gaunas, taip? Kitas variantas, tai priklausomai nuo pasiekimo. 18, atsiprašau. Tai pirma vieta, tarkim, 100% finansuojama, antra, tarkim, 50%, trečia, 30% finansuojama. Tai vat, dar galutinio atsakymo neturiu, bandom mes išrasti tą gerą, teisingą, sąžiningą ir efektyvų modelį. Nes ten yra dar savo povandeninių srovių, tai nuo šių metų 13-14 vaikai irgi jiems išlaidas yra pateisinamos, bet jie neneša taškų sporto sistemai. Tai toks irgi savo, atrodo, ar verta, finansuoti, neverta, atrodo iš vienos pusės jaunimas, ateitis, perspektyvos reikia, bet taškų jie neneša. Tai su finansavimo modeliu mes galbūt turėjom susirinkimą čia prieš porą dienų vykdomo komitete, nusprendėm grįšim po Openo, kai matysime jau kiek iš tikrųjų yra vaikų, kokio gabumo ir kad nebūtų taip, kad finansuojam turistus, o tie tikrieji sportininkai negauna, bet ir tuo pačiu, kad neatsitiktų netyčia tokios situacijos, yra vaikas potencialus, geras šitas ir tarkim dėl to, kad mes neskyrėm jam ten kokį 100 eurų papildomų finansavimą, jis negalėjo išvažiuoti, kas irgi yra blogai. Tai vat bandysim surasti šiais metais tą kažkokį, nes čia antras kartas, kai mes, kai mūsų finansuoja valstybė ir mes ieškom geriausio būdo, kaip yra efektyviausiai panaudotas pinigėlius. Antras klausimas, ar į rinktinę, čia gal ne su šitom varžybom susijęsi, greičiau su pasaulio čempionatu, ar gali būti, jo Kornelija bus mūsų rinktinėje? Kornelija parašė oficialų laišką, paprašė pasitraukti iš federacijos narių ir visaip kitaip iš federacijos veiklos. Tai šitas laiškas yra priimtas, gautas ir priimtas atitinkamas sprendimas.
Kornelija gali tiesiog kaip žmogus, mūsų čempionatai yra atviri, ne? Tai Ir pasaulio čempionatas atviras. Dabar apie Lietuvos renginius jo. Jinai gali registruotis lygiai taip pat, kaip jinai gali registruotis į Tartu, į Lenkiją, į Vokietiją, į Turkiją, į Graikiją. Reikėjo vieną firminį, ne? Taip. Ir kur tik tai nori. O pasaulio čempionato dalyvius deleguoja federacija, o kadangi jinai nusprendė nutraukti visus ryšius sąsają su federacija, tai greičiausiai, kad ne. Gerai, judam toliau. Tai su jaunimu ir veteranais kaip ir aišku. Olandijoje po 3 žmonės daugumoje kategorijų, 2 vyrų ir moterų kategorijos, kur po 5 ir vyriausi po 2. Gerai, tai kokios sekančios varžybos? Europos čempionatas saugusių. Sekančios varžybos, aš gal iš eilės per kalendorių esu to vis tik padaręs namų darbelių biškį, tai sekantis yra tokios uždaros labiau varžybos, tai yra CISMO organizuojamos, CISMO tai ta kariškių olimpiada, ne, kur galim taip pasakyti, tai CISMO organizuojamas šiais metais Niderlandai organizuoja, tai CISM Regional Military Championship Functional Fitness, tai jūs esate senbuviai šito renginio, nuo pat pirmų dienų jame dalyvaujat. Atranka į šį čempionatą jinai nebus pagal kažkokias tai varžybas, bet bus rinktinė suformuojama kartu su Lietuvos kariuomenės sporto klubu ir sportininkais, kariuomenės sportininkais ir funkcinio sporto atstovais bus sudaryta rinktinė ir keliausim į Olandiją. Liepos 7-11 dienomis vyks. Ten mes prisiminam, po vieną rungtį į dieną. Ir labai gerai. Labai gerai, ne? Dar maitina, barakose gyvenam. Geriausias varžybas. Tai šitos tokios daugiau jos uždaras, skirtas kariškiams arba struktūroms. Tai reikia paraginti crossfiterius, kurie rodo aukštus rezultatus funkciniam sportui ar crossfit'e jungtis prie Lietuvos kariuomenės. Taip. Bent tai Kaspas šiaulės. Ir dalyvauja Šiauliai. Tai Kaspas ir aktyvus kariai, ne? Jungtis ir važiuoti. Praeitais metais teko garbė man su jumis kartu nuvažiuoti. Mums irgi. Visą savaitę ten prabūti, tai pasijaučiau tikru. Gavai laipsnį? Turiu nuotrauką, nerodysiu. Tai taip, tada... Europos čempionatas, jisai ne prieš CISMą? Ne, Europos čempionatas, tai dabar aptarėm šitą, Europos rugsėjį. Gerai. Tai dabar sekančios varžybos, kaip ir pagal tą visą, tai mums įprasta būtų matyti birželio pradžią jaunimo čempionatą, bet jau aptariam yra keli dalykai. Birželio pradžia netinka, nes labai greitai Europos jaunimo čempionatas. Gegužė iš viso netinka, nes 12 egzaminai, paskui 10, prieš tai 10 egzaminai, paskui 12 egzaminai, tai žodžiu visą gegužę nieks tikrai apie varžybas negalvoja. Balandį, atrodo, buvo galima kažkur... Čia jau reikėjo turbūt daryti, ne? Vienas dalykas jau reikėjo daryti, bet kitas dalykas, balandį yra numatytos in-affiliate semifinals ir yra numatytos amžiaus grupėm, tame tarp ir jaunimui, balandžio 3-6 dieną, komandom balandžio 24-27 dieną, tai realiai dalis mūsų bendruomenės iškrenta ir lieka tik tai 2 savaitės balandėje, kada galima būtų padaryti tą jaunimo čempionatą atskirą, bet pagalvojom šiek tiek viską padaryti kitaip. Tai pirmą kartą padaryti vaikam atranką per crossfito etapą, o jų renginį apjungti kartu su Lietuvos čempionatu ir padaryti 2 viename. Tai yra Lietuvos čempionatas, Lietuvos jaunimo čempionatas. Tai vaikai jau su visais suaugusiais, ten pamatys, žiūrėsim dėl priklausomai nuo kiek jų užsiregistruos ir kiek bendra bus registracija, arba 2 dienos, arba 3 dienos, bet jau kad vaikai pasivaržytų tam tikrajam tokiam dideliam renginyje. Tai naujiena taip, Liepos pabaiga, rugpjūčio pradžia, dar datos bus patikslintos ir vieta. Lietuvos čempionatas kartu su Lietuvos jaunimo čempionato apjungtas. Kai sakai, kad vieta gali būti patikslinta, tai ar yra tikimybė, kad vyks nebe Druskininkuose? Tai pasakyčiau, kad taip nėra tikimybės šiais metais, kad vyktų Druskininkuose. Tai Druskininkuose nebus? Druskininkuose nebus. Tokia maža užuomina galiu pasakyti, kad mes judam link pajūrio. Į vakarus. Į vakarus. Į rytų.
Tu judėk į rytus, aš vakaras. Jo, judam vakaras, prie jūros. O dėl ko? Dėl druskininkų? Dėl druskininkų, dėl ko nevyksta druskininkų? Taip. Man atrodo, Sugadinom dangą ir tipo vyk. Druskininkai viskas gerai, jie labai draugiškai mus žiūri, jie mus iš tikrųjų gyrė palyginus su kitom sporto šakom, kaip mes organizuojam tos renginius patys, be jų pagalbos. Nu, tai jie viskas labai gerai. Tai ir mes iš karto kalbėjom, kad tikėtina galbūt padaryti šitą. Lygiai taip mus ir Druskininkų miestas pats kvietė vėl daryti. Bet vienas dalykas, nuobodumas, pasikartojimas tas pats per tą patį galbūt nėra visai gerai. Kitas dalykas, aš supratau, kad mums, kai nėra dviejų varžybinių aikščių, yra sunku organizuoti dalykus. O tenais, prisiminam, yra realiai viena varžybinė aikštė, kuri mums tinka, tai yra apačioj, bet tada mes neturim apšilimo. Svorių negali mėti toje. Šų negali mėti svorių ir toks gaunasi... Apribotas labai. Apribotas. Bet ir tiesiog sugalvojom, kad verta pakeisti aplinką, keliauti kažkur kitur, kitam miestui duoti, su kitų miestų susidraugauti. Aš manau, kad tas galėtų renginys keliaujantis būti. Ar bus plaukimas jūroje? Jo, aš taip pat noriu sakyti, žinot, yra Red Bull Challenge ten, kur su kanoja reikia su dviračiu per kopas, bėgti per kopas. Tai galėtų būti viena iš rungčių. Viena iš rungčių gali būti. Plauk nuo Ventės rago iki Nidos. Gerai, kad jūs sakėt, nedalyvausit ir programuosit. Mes galim. Užprogramuosim. Bet su šitom. Su lastais? Su lastais, kai rankos yra surištos prie klubo. Iš nugaros. Delfiniukų. Bet su lastais. Tai čia pagelbėjom. Iš Ventės rago į Nidą. Taip. Arba į Jotkrantę. 5? Ar mažiau? Nėra daug. Su plaukimu iš tikrųjų biškai reikia mažiau juokauti. Pavojinga. Gerai, tai greičiausiai Klaipėdoje. Tai paliekam šitą kol kas dar, kad būtų apie ką pakalbėti ateityje. Tai... Mes nežinom, ar tai norėsim pakviesti ateityje dar kartą. Mes kur nors parašysim. Idėja tokia taip, idėja padaryti... Jisai bus Lietuvos, nebus dabar su Europos nebus. Taip, nes šitas dabar Olandai paėmė tą renginį daryti IF3 European Masters, bet jie dar dadėjo juniors. Tai šiaip gera mintis tiesiog. Gera mintis, tikrai gera mintis. Daugiau dalyvių. Tai bus atviras, pas mus kiekvienais metais vyksta atviras Lietuvos čempionatas, tai gali dalyvauti ir užsienio atletai, užsienio sportininkai, tai tikrai kviesime kuo daugiau dalyvių, kad dalyvauti, o bus tiesiog, ta mūsų kaip ir visada veiks, bus lygiagrečiai leaderboardas mūsų tik tai Lietuvos sportininko, kad galėtumėm suformuoti reitingų taškus ir rinkti. Tai gal prezidentas irgi išbėgs į aikštelę? Išbėgsi? Kur nors kitur. Kažkur kitur. Šitam Tartu. Gerai. O vyksta Europos čempionatas, o amerikonai organizuoja pas save kažkokią Amerikos function fitness čempionatą irgi daro? Šitie renginiai vadinasi Continental. Tai yra Asian, yra American ir yra European. O African? African dar nėra, bet Afrika vis prisijungia, viena kita šalis, Gana tokia labai aktyvus, faina žiūrėti, kaip ten pas jos dalykai vyksta. Tai tikėtina vieną dieną atsiras ir Afrikos čempionatas. Toliau? Toliau yra pas mus tradicija jau tapęs, numatytas kartu su Sostinės dienom ir Vilniaus sporto festivaliu varžybėlės. Tai kol kas mes skaitom, sakom tai, kad tai yra komandinės dvejeto varžybos. 1+1. 1+1, taip. Ir ten kelios divizijos pas mus yra mišri, vyrų ir moterų atskirai. Bet čia irgi toks kol kas kaip išvalgos idėjos mintis, apie ką galvojasi man, ne tik mano, visam vykdomajam komitetui, tiesiog greičiausiai, kad 2 savaitės po Lukiškių aikštės, nes datos irgi kol kas nepatvirtinus Lukiškių aikštės, bet žinant, kada jis vyksta, taigi aš tai matau, kad bus 331 rugpjūčio, ar kada ten nebus rugsėjo 7 jau daromas, nes per vėlai būtų. Tai tada liks 2 savaitės iki Europos čempionato Švedijoje, Stokholme. Europos čempionatas vyksta hypermedley formatu. Tai yra, kai 2 valandos, per 2 valandos padarom 6 rungtis. Ir kol kas labai, labai, labai dar embriono pavydalu, tokia mintis yra, kad
Praeitais metais turėjom, čia nebuvo galbūt klaida, bet tai parodė, kad nėra visai efektyvu įprastų būdų atrinktų sportininkus Į kitą formatą. Į kitą formatą. Tai viena iš minčių yra, kad galbūt, jeigu mes gautumėm 2 dienas Lukiškių aikštėj, tai viena diena būtų skirta stipriausiam hypermedley formatų sportininkų išrinkti. Tai tiesiog 2 valandos pasivaržyti, šeštadienį, tarkim, vyrai pasivaržo, tada moteris pasivaržo. Turėsim daugiau dalyvių, galbūt galima padaryti iš 2 etapų. Atranka ir finalai, kažką tokio. Ir tada prasukti tą tokį fan community eventą, tai yra komandinį dvejetų čempionatą. Aš manau, jeigu taip dėlioja mintis, tai pirmą dieną reikia daryti individuals, o antrą jau komandinį. Kad tie individualai for fun antrą dieną galėtų sudalyvauti komandai. Ir pagrindinė mintis, kokia slėpėsi šito dalyko, tai iš tikrųjų atrinkti Europos čempionatą tuos žmonės, kurie geriausiai sugeba 2 valandų formate performinti. O ne jis per 3 dienas gali gerai performinti, bet 2 valandos viskas jau baigėsi po valandos. Ten primink, kiek vietų, ten tik tai 2 spotai yra. Vienas vyras, viena mergina. Vyras, viena mergina. Ir kas yra irgi naujiena šiais metais, tai prie Europos čempionato jungiasi ta 19-20 amžiaus grupė. Tai reiškia po 2 vietos. Tai suaugę. 19 metų bernas gali būti ir suaugusi, jeigu jis nori. Gerai, bet jeigu nenori? Jeigu nenori, tada jis yra 19-20. Tai bus 2 atskiros divizijos. Taip. Tai važiuos 4 atstovai iš Lietuvos. Taip. Viena moteris, viena vyras į suaugusių. Ir jeigu bus tų jaunuolių, kurie norės varžytis tarp jaunuolių 19-20 metų. 19-20, jo? U21 skaitosi. Va, tai tada deleguojam dar ir jaunimas. Aš žinau, kad yra Laisvėtas, man atrodo, Domas labai, būtent jaunuolis jis visada dalyvauja. O jaunesni sportininkai gali dalyvauti šitoje kategorijoje? Negali. Tai turi būti 19. Jaunesni dalyvauja, matai, čia Europos čempionatas dabar, kur nėra 19-20. Tai jie... Atskirai išnešti, supratau. Make sense. Tai va tokia naujiena ir irgi bandysim sugaudyti, headhuntinti tos sportininkus iš šitų amžiaus grupių. Ir, sakau, jeigu pavyks ir viską taip, kaip planuojamės, tai jeigu dar pavyktų padaryti atranką būtent 2 valandų formatu, aš manau, čia bus tikrai geras dalykas. Plus 2 savaitės, pakankamai laiko atsistatyti ir prisivesti atgal prie formos. Tai čia gali dar neišeiti iš formos per tos 2 savaitės. Ko gero. Formuluotėm jau treneriam paliks tą dalyką, bet aš manau, tą fizinę formą savo galima per 2 savaitės neprarasti po vieno čempionato ir iki 2 savaitės iki kito čempionato. Va, tai Stokholmas, Švedija, rugsėjo vidurys. Ir kaip ir baigėsi varžybų sezonas, tokių... Užduotį turėsiu tie, kas vyks į Stokholmą. Parvežti... Espresso paduką iš Starbuckso. Nes Stokholme nėra Starbuckso. Ne, tai buvo, bet buvo uždaryti 2. Tai taip, ir jie visi buvo išparduoti. Tai dabar, kai vyks komanda, jie bus įpareigoti parvežti 1 paduką. Tai pagal tą reikia traukti sąrašą. Čia turi būti protokolas. Į protokolus turi būti įtraukta. Jeigu neatveža, tai diskvalifikacija. Banas nuo federacijos. Banas vieniems metams. Gerai, ir pagrindinis startas? Pagrindinis keliaujam, mes jau turim dabar visus reitingus, visos rinktinės, jaunimas, veteranai, suaugę, visi kiti. Tai viską turim ir laukiam gruodžio mėnesio vidurio. Palauko pasaulio veteranų. Pasaulio veteranai, labai teisingai, pasaulio veteranų nesu čia savo atspausdinęs, pasaulio veteranų datos dar nėra patvirtinta. Australijoje vyksta, šitą tiksliai žinom, tačiau ką tiksliai dabar, šiaip čia ateičiai dabar tokį nubalsavom už tokį kaip ir dalyką, tai kad pasaulio veteranai turi vykti ne anksčiau lapkričio, ne anksčiau spalio, o pasaulio čempionatas ne anksčiau lapkričio. Aišku, tai netyčia gali atsitikti, kad gruodžio tą pačią datą vyksta ir tas, ne? Bet mes galim daryti arba lapkritį, arba gruodį, o taip šiais metais australai, jiems yra spalis, lapkritis, gruodis duotas. Va, jie dabar kalba apie lapkritį, bet tikslių datų dar neturi. Tai čia pasaulio veteranų čempionatas Australijoje. Skamba toloka, tai gal ten mano startas? Tai jeigu tu nedalyvausi Lietuvos čempionate, jeigu nedalyvaus, tai jau ten kas norės, tai važiuos?
Nu, nebent. Va, ir keliaujam jau pasaulio čempionatas. Kalbėkime su maža prielaida kol kas Vilniui. Datos gruodžio vidurys. Ką turim iš skaičių, tai į kiekvieną individual diviziją galim registruoti po 10 žmonių. Tai ruoškitės visi. Čia praktiškai visi. Tai čia visa federacija dalyvaus. Visa federacija. Visis. 10 vyrų, 10 merginų. Tada viena komanda. Vis tiek viena komanda. 10 komandų galėjo būti. Ir any amount of juniors. Wow. Tai, ta prasme, kas netingit? Ruoštis tenais. Norit pagalvoti, čia, aš manau, kad čia šiaip ir labai gera praktika. Tikrai taip. O bus šiemet komanda kažkokia? Tai komanda, Komanda tai ką, pagal Openą formuosi? Taip, komanda, man atrodo, visais praeitais metais buvo toks geras tas sprendimas iš anksto, bent jau suprasti, ar mes turim tų komandų, neturim. Tai susiformavo jūsų komandėlė. 2. Susiformavo Juliaus, vadinkim taip, komandėlė. Tai... Kurie turėjo mumis suvaryt baisiai. Nu, žiūrėkit, dabar jūs čia jau savo tos asmeninius santykius aiškinkitės kitur, o čia daugiau kalbam, kad buvo padaryta savotiška atranka. Tarp jūsų, jūs pasivardžiot. Nepasivardžiam, laimėjom. Pasportavot, laimėjot ir kaip ir buvo ta komanda nuo pat pradžių. Man šitą idėją patiko, jūs fainai labai nuvažiavot kitas varžybas pasitreniruoti kažką dar. Jūs galite tik tai atsakyti į klausimą, ar užteko laiko kartu, ar būtų naudos daryti daugiau, mažiau, bet greičiausiai atsakymų nėra, nes nepabandyt kartu ir varžytis, nedėja. Dėl to aplinkybių. Tai tas kaip ir vis tiek toks ore kabantis dalykas, kas nori registruoti. Ten tvarka yra kaip ir praeitais metais, jūs iš pradžių nuo affiliate'ų turi sudalyvauti, tada jau paskui balandžio pabaigoje būtų teams in affiliate semifinals, kur jeigu dar būtų kažkokia komanda, kuri norėtų pasipriešinti kitai komandai, tai galima tą visą suadministruoti. O ką jūs galvojat, komanda vėl? Mes nežinom, jeigu mes prie organizacijos tau padėsim, tai mes nedalyvausim. Palauk, taigi vaikai bus, kad mes dabar apie ką? Pasaulio čempą. Ne, aš su vaikais dirbsiu, nedalyvausiu. Jeigu dar any amount of juniors, tai čia darbų virš galvos. Tai va, Hibriukai, toks tas kalendorius, tokios mintis dėliuojasi. Aš sakau, man ir pačiam prieš bendruomenę, prieš visus narius ir suinteresuotus asmenys, suprantu, kad šiek tiek pavėluotai. Mes čia biškai skelbėm tą informaciją, bet irgi čia prašau supratimo, mums reikėjo apsistumdyti kai kurios dalykus ir pasiekmes tai to, kas įvyko į Budapeštę. Tai dabar viską turim, dabar visi mesim kažkokių papildomų informacijos, kas liečia datų, tikslių vietų, visą kitą, o jeigu dabar apie tą kalendorių, tai aš linkiu visiems gero pasirašymo, gero open etapo, be traumų, smagiai ir su vėliu. Startų yra labai daug, reikia atsirinkti, dalyvauti. Kiek kur tu dalyvausi? Niekur nedalyvausi, panašu, kad... Ne, vienas varžybos bus. Cisma tai tikrai. Cisma, turbūt viskas, nes Europos tai reikia vėl su vaikais vežti, dirbti. Lietuvoje tai turbūt tau reikės padėti organizuoti visą šitą dalyką. Tai yra Julius, neįvardintas, kaip čia... Generolas. Specialybė, už ką atsakingas yra federacijoje, bet Budapešte irgi jisai ėjo kartu su prezidentu Igoriu. Julius šiaip yra vykdomo komiteto narys ir jisai atsakingas už tas, aš sakyčiau, techninį ir sportinį renginių aprūpinimą. Nu va, į epizodo pabaigą išsiaiškino auditoriją, kas yra Julius. Tai... Komandiniam Lukiškiui, tai irgi turbūt programuosiam žybelis. Arba galim savo paprogramuoti, workoutus ir išbėgti. Turbūt niekur, darbiniai metai bus šiai. Kaip jums kalendorius? Labai įsočiai atrodo, daug startų. Tikrai. Per tą laiką, per tos metus, kaip mes čia dirbom, tai visiškai suprantamas, su suaugusiais yra vienas, vieni dalykai vyksta, ne, tai žmonės, aišku, renkasi, dalyvauja Lietuvos renginiuose, daugelis iš jų dalyvauja lygiagrečiai tarptautiniuose renginiuose, nebūtinai functional fitness, crossfit, license visokių ir panašiai. Tai tas yra gerai, bet kadangi turim, man atradimas buvo jaunimas šiais metais, praeitais metais, kad turime jo daug varžybinio, competitive, kiek parodytos rungtys, kiek turėjom tų rungčių.
Tai, sakau, čia bus šito vietoj, manau, toks kvietimas būtų ir treneriams, tėvams ir patiems vaikams, kad labiau norisi daug dėmesio skirti jaunimui šiais metais ypatingai, kad galėtų vaikai pajausti, su malonumu pajausti, kas tas yra. Kas yra stresas. Kas yra dalyvavęs pasaulio čempionate ir ypatingai dar namų arenoje. Dar vienas klausimas. Klauskite, prašau. Federacijos stovykla. Federacijos stovykla. Yra numatyta planuose? Yra numatyta biudžete federacijos stovykla, taip, bet apie stovyklą greičiausiai čia, kadangi dabar keli renginiai, nes mes turime 3 tarptautinius renginius, kur lygtais planuojam dalyvauti, tai birželio, rugsėjai ir gegužę. Oi, gruodį. Taip. Ir reikėtų kaip čia tiksliai suprasti, kada efektyviausia būtų. Jo, kuris svarbiausias startas. Kuris svarbiausias startas ir kada galim daugiausiai žmonių galbūt apjungti. Daryti toks logiškiausias šviečiasi, kad ruoštis pasaulio čempionatui stovyklą būtų teisingiausias dalykas. Ir tą daryti kažkur tai, aš įsivaizduoju apie spalio lapkričio mėnesį. O pasaulio čempionato workoutus dėlioja jau tarptautinė federacija. Mes neprie ko čia, ne? Mes tik įduodam įrangos sąrašą, ką galim turėti ir tas techninius visokius parametrus aikščių, ką galim iš nestandartinio paruošti. Pavyzdžiui, Hyrox'o rungtį galim paruošti. Endurance. Kiek? Po 10 žmonių iš kategoriją? Nu. Čia gali praktiškai Tai aš ir sakau. Neatsirinkinėti. Aš ir sakau. Tai va. Toks tas kalendorius, bus naujienų, bus atnaujinimų, bus visokių kitų dalykų, tai stebėkite, laukite, o čia kada išeis, sekmadienį? Gal anksčiau? Galim paprašyti, kad anksčiau išeitų. Na, esmė tokia, aš norėjau tiesiog dar žinutę perduoti, tai tą informaciją visą paskelbsime, aišku, socialiniuose tinkluose. Jau paskelbta. Paskelbta uždaroj Facebook'o grupiai, tai kolegos, jeigu turit klausimų, komentarų, pastebėjimų, minčių, kreipkitės, rašykite, komentuokite, bus atsižvelgta, įsigilinta ir padaryta. Nes jūs esate sportininkai, mes esame žmonės už ekrano, tai kitą kartą gal ne visai galim teisingai suprasti poreikį pačių sportuojančių žmonių, bet jau po tiek metų toks formatas pasirodė šiais metais labiausiai tinkamas, nes mums irgi organizuoti ir jaunimo čempionatą, Lietuvos čempionatą, dar tą, paskui pasaulio čempionatą, čia tai jau full-time job gaunasi. Tikrai taip. Tai jeigu viskas, dėkui, kad pakvietėt labai. Ir iki kitų metų. Ne, tai šiais metais dar gali būti vienas prieš pasaulio čempionatą. Negali. Visada pakviečiat prieš. Nu, pasižiūrėsim. Gal pasikeis prezidentas jau tai. Pasižiūrėsim. Kaip reikia užbaigti? Tiesiog ačiū, jeigu kada atvykai į šį epizodą, į mūsų studiją. Visada malonu jūsų studiją atvaryti. Taip.